Liaudės išmintis viščiukus skaičiuojama rudenį bitininkams netinka. Visų bitininkavimo metų rezultatai paaiškėja pavasarį. Nuo to, kiek bičių šeimų sėkmingai peržiemojo, planuojami darbai. O žiemojimo rezultatai šiemet nevienodi. Jeigu pernai daugiausia bičių šeimų žuvo vidurio ir pietų Lietuvoje, tai pastarąją žiemą labiausiai nukentėjo vakarų ir šiaurės Lietuvoje esantis bitynai. Taip nutinka dėl daugelio priežasčių. Pagrindinės priežastys, dėl ko žūna bičių šeimos, nėra tiksliai žinomas, tai veikia kompleksiškai. Pagrindinė problema, su kuria susiduria bitininkai, baro erkės. Šita pirminė priežastis sukelia kitą problemą, kadangi jinai nusilpnina bičių imuninę sistemą. Tokiu atveju susiduria su kitais parazitais, tai bakterijomis, virusais. Pernai tyrėme vieną akricidinį preparatą Varostop iš Bulgarijos, kurio veiklioji medžiaga yra flumetrinas. Šita medžiaga dar nebuvo naudota Lietuvoje, tai keletą metų bitininkai galės šitą medikamentą naudoti varatozės gydymui. Tačiau tuo pačiu metu bitininkai turėtų labai domėtis ir šitais ekologiniais gydymo būdais, nes tai perspektyva yra tik tai šita ateityje, nes akricidinių daugiau preparatų niekas jau praktiškai nebekuria, tai yra labai brangu ir juo labiau, kad tai labai silpnina imuninę bičių sistemą. Dar vienas dalykas, kas yra daroma pasaulyje ir mes taip pat darome čia ir taip pat ir čia, atrinkame higieninės bičių šeimas, kurios įsivalo praktiškai, labai gerai įvalosi, tai įsivalo įvairias ligas, jos neserga ir netgi atsikrato dalies erkių. Siūlytumėm bitininkam daugiau domėtis šitom vietiniam bičių augintojais, kurie platina šitas bites, kurie užsima šiek tiek ir selekciją, o neįsiveža betodariškai šitų bičių motinų iš Europos. Kartu su Europa atkeliauja ir labai daug kitų ligų. Tai jau yra ir pas mus jau pastebėta nauja nozematozės forma, pirmonis, kuris pažeidžia žarnyno gleivinę, ypatingai nesimato jokių požymių, dėl to šeimos taip pat nyksta. Jeigu šeima silpnesnė, mes jai duodame cukraus, sirupą, 2:1 santykių paruoštą cukraus sirupą, pildami į polietilenius maišelius ir dėdami tiesiai ant lizdo viršaus, ant korių. Pradurdami skylutes ir bitės ateina ir tas po truputį laša tas sirupas ir jos puikiai paima. Bet tai dedama tik tokiu atveju, kada yra dar šalta pakankamai ir bitės neturi maisto. Taip pat galime duoti kanditešlą. Irgi tai yra labai gerai išgelbėti bitės nuo maisto trūkumo. Kada jau šeima yra stipresnė ir jau yra, matome, augina daug perų, bet dar nėra pavasario žydinčių augalų, jos dar negali atsinešti to nektaro, angliavandenių, nors jau anksčiau atsineša to baltyminio maisto, žiedadulkių, tai tuomet galime dėti šoninę tą maitintuvę ir įpilti cukraus sirupo. Mes randame dalį bičių, kurios yra be motinos. Tokias bičių šeimas galime jas sujungti. Po žiemos randame šeimų, kurios yra apsividuriavę. Tai tokios rudos dėmelės, kurios yra paliekamos ant korių, ant lakos, ant avilio sienelių. Tai šitas viduriavimas bičių gali sukelti daug priežasčių iš tikrųjų. Tai galėtų būti nozematozė, toks pirmuonis, kuris sukelia šitą bičių ligą. Taip pat pažeisdamas gleivinę žarnyno ir bitės viduriuoja. Tokiu atveju, kada mes randame tokią šeimą, būtinai reikia paimti pavyzdžius ir nuvežti į veterinarinę laboratoriją, kad ištirtų. Jeigu ten yra sporų šitos nozematozės, to pirmonio, tuomet tokią šeimą reikia gydyti arba ją reikia iš vis likviduoti, kad neužkrėstų kitų šeimų. Antra priežastis, dėl ko gali būti tas viduriavimas, kad dabar yra labai daug sėjama monokultūrų, tai rapsai. Rapsai yra labai pavojinga kultūra bitėms dėl to, kad jeigu lieka jo medaus, sakykime, iš rudens, o visų perų mes, kadangi lieka koriai su perais, mes jų išimti negalime, dalis maisto lieka su rapsu. O rapsas linkęs labai greitai cukruotis. Ir kada šitas rapsas taip stipriai susicukruoja, jo bitės paprasčiausiai negali atidirbdyti to maisto. Ir atrodo, kad maisto yra,
dar likę, o bitės jau žūna iš bado. Trunka žiemojimas apie 6-7 mėnesius. Ir bitės jos negali skristi į lauką. Ir tie ekstrementai, kurie susikaupia bičių žarnyne, jau jos nebegali įskristi ir įsivalyti. Tokiu atveju jos pradeda viduriuoti irgi. Tas šeimas turim perkelti iš dezinfekuotus avilius. Korius taip pat pakeičiame, tuos viduriuotus korius pakeičiame į švarius. Ir ta šeima puikiausiai po to atsigauna. Pavasaris dar vienas išbandymas, kai bitėms reikia išgyventi. Todėl bitininkas pagalbą turi suteikti laiku. Ypač svarbu gegužės mėnesį nepavėluoti išplėsti bičių lizdus. Galime tai daryti palaipsniui, plėsdami bičių lizdus. Jeigu mes turime didesnį bičių šeimų kiekį, mes galime tai daryti vienkartiniu būdu. Nereikia užmiršti įdėti ir traninių korių į vidurį, kad surinktume bičių erkes. Dedame į lizdų vidurį, po to po 15-20 dienų mes tą korį išimame, išpjauname traninius korius ir vėl atgal įdedame šitą traninį korį. Taip per 2 kartus mes surinkame pakankamai didelį kiekį erkių, kurie yra pašalinami su traniniu koriu. Prieš žieminio rapso žydėjimą, tai vyksta gegužės kažkur tai vidury, mes turime nepavėluoti uždėti meduves, kad bitės turėtų pakankamai vietos nešti medui, kad jos galėtų tilpti avilyje, nes jeigu mes šito nepadarysime, paprasčiausiai bitės gali pradėti spiesti. O spietimai yra suvaldyti po to yra labai sunku. Prasidėjus vasarai, jau birželio pradžioje, vėl yra rūpestis, jau kada rapsas baigia žydėti, nužydė, tuomet išėmus medų reikėtų bičių šeimas patikrinti dėl spietimo. Jeigu rasime tokių šeimų, tai mes jas galime arba skirti, arba nuimti dalį korių su perais, kad jie susilpninti, arba dalį pakeisti bičių motinas. Tai tokiu atveju mes vis tiek turėsime tą daryti, nes kitų atveju gali labai daug bičių šeimų įspiesti. Ir vis dėlto niekas taip nedžiugina bitininko širdies, kaip miško šlamesį užgožiantis bitino dūzgimas.